labai dažnai iš žmonių girdžiu, kad aš jau nusivyliau, tai aš daugiau nebepasitikėsiu taip lengvai, aš ten nudegiau, tai tada dabar kentės visi priešingos lyties atstovai. Ir būtent tas toks šleifas iš praeities, mano nesėkminga patirtis, jinai, jeigu žmogus su tuo nieko nedaro, tai jisai perkelia tą patirtis persikelia į naujus santykius. Ir tada vėlgi jūs gausit tokius pačius santykius, nes jūs jau laukiat, toks vidinis tas nusistatymas yra, kad vis tiek tai bus, o kur jūsų mintis, ten jūsų energija ir jūs tikrai gausit to, ko norit. Ir žmogus dažnai net nepagalvoja, nepastebi, kad aš galvoju ten blogai ir vat visgi taip ir atsitiko. Ir tada žmogus sako, toks mano likimas, taip ir turėjo būti. Ir, kaip sakoma, visgi visi žmonės vienodi. Kaip sako, visos moteris vienodos, o visi vyrai kiaulės. Tai iš tikrųjų taip nėra, nes jūs galite tiesiog net ir su ta neigiama patirtim prarasti tikrai gerą žmogų dėl to savo kvailumo ir nežinojimo, kad ne visi vienodi. Ir su to būtina dirbti, kad visgi tikrai ne visi vienodi, kad taip mane ten įskaudino, bet kodėl aš leidau, kad mane įskaudintų. Nes žmogus nėra aklas, nėra kurčias ir jisai dažnai tiesiog nenori matyti tos realybės, kad o ten aš leidau, kad su manim tai padarytų. Ašgi žinojau, kad man meluoja, aš jaučiau, kad mane išnaudoja. Bet vėlgi yra tie antriniai poreikiai, kad koks buvo, ne antriniai, o tiesiog poreikiai, kokį poreikį aš turėjau su tuo žmogu. Aš nebuvau vienas. Man buvo patogu, ten prestižas kažkoks, gavau naudą, pavyzdžiui, finansinę kažkokią. Ir visada už tų nesėkmingų patirčių vis tiek yra poreikis, kurį jūs kaip ir patenkinot tuo metu. O tai, kad jūs matėt ir jautėt, kad tas žmogus jūs įskaudins, tai jūs tikrai tą jautėt ir matėt, bet jūs leidot tam būt. Nes yra ta tokia kvaila viltis, kad visgi taip neatsitiks, nes dabar tai man patogu. Nes dažniausiai būna iš tikrųjų tie, kas turi kažkokių nusistatymų, būtent, kad visada bus taip, tai vat ten ir kertama, nes kuo daugiau lūkesčių, to yra skaudžiau po to, nes tikrai negali visi lūkesčiai išsipildyti. Svajonės taip yra normalu, bet lūkesčiai tai, kad aš tikiuosi, kad tai bus. Bet nereikia tikėtis, o reikia komunikuoti. Aš noriu taip. O ar tu nori taip, jeigu tu taip nenori, kaip tu nori. O tai kaip mes tada kartu galim. Ir ieškoti būtent tų sąlyčio taškų, tam, kad sukurt. Bet čia vėlgi apie sąžiningumą su savim ir sąžiningumą su kitu žmogum. Ir būtent jeigu aš turėjau tą patirtį, nemalonę, skaudžią, tai kokias išvadas aš darau? Nes žmonės net nedaro išvado, neanalizuoja savo veiksmų, savo poelgio, savo žodžių, savo gyvenimo, kodėl aš atsidūriau. Iš tikrųjų dabar retas kuris analizuoja savo gyvenimą ir tai yra tikrai negerai, nes turim analizuoti. Nes jeigu aš vėl eisiu tuo pačiu keliu, tai aš vėl užlipsiu ant to pačiu grėbliaus. O kai aš darau analizės, tai žmogus dažnai arba nemato, arba bijo ir dėl to nenori net matyti. Matyt, kad kur jo yra klaidos ir tam yra irgi pagalba psichologos, konsultantas, tam, kad išsiaiškint. Ir tada kartu, bet labiau pats klientas, jisai nusprendžia, o tai kaip aš kitaip veiksiu, kokius veiksmus kitaip darysiu, ką aš darysiu visiškai ne taip, kaip dariau. Nes čia yra analizės. Analizės yra tam, kad pakeisti kryptį, tam, kad pakeisti savo patirtį. Ir tada čia yra kognityvinė terapija, tiesiog, kad yra sugalvojami veiksmai, kad aš visgi veiksiu jau kitaip. Ir laikomasi taip griežtai, bet stengiamasi laikytis būtent tos naujos krypties, naujų veiksmų.
Nes jeigu, dar kartą pasikartosiu, jeigu jūs einat tuo pačiu keliu, jūs tikrai nenueisit į kitą pusę. Tai jūs turit daryti mažus žingsnius, bet tam, kad jeigu jūs ėjot į dešinę, tai tam, kad pasukti ir po to nueiti į kairę. Tai irgi viską tą daroma per konsultaciją.